kuriame pasimatymą galima duoti. Ar manai, kad nuo to priklauso santykio sėkmė? Yra vyrų grinai, kurie nepasitikė savimi ir daro maksimaliai viską, kad geriausiai išoriškai atrodytų, nes turbūt galbūt nėra toks viduje stiprus žmogus iš savęs. Ką galvoja apie plastinės operacijas ir žmonės, kurie ryžtasi, tie žmonės, kurie tai daro, nemyli savęs? Ir tas pats vyras gali ateiti pas tą pačią moterį, su kuria pasimylėjo ir sakytų, kaip tu savo leidai dabar prie pirmo pasimatymą su manimi. Tai tokie dvigubi standartai. Jeigu tu ilgai būsi aplinkoj, kur visi tau sako, kad tu durnius, tu patikėsi, kad tu durnius. Ką patartum merginai, kurie įsimylėjo mergišių? Labas draugai, šiandien turiu jums staigmeną, nes pas mane podcast'e yra Iveta, mano gera draugė ir tikriausiai jūs irgi ją pažįstate iš soc tinklų. Kadangi mes esam draugės, tai kažkaip pagalvojau, kad yra nesąžininga klausinėti arba apsimesti, kad aš kažko nežinau. Todėl parašiau čia krūvą klausimų, jūs man irgi padėjot. Iveta irgi atsinešė savų klausimų, bet kad būtų sąžininga, kad nusirengtume čia po lygiai, tai sugalvojau tokį žaidimą. Iveta ištrauks klausimą man, aš jį atsakysiu, aš ištrauksiu klausimą Ivetai ir jinai tą klausimą atsakys. Klausimai apie viską, įvairūs, tai... Intriguojantis. Intriguojantis. Važiuojam? Važiuojam. Gerai, kas pirmas pradeda? Nu gerai, galiu aš tau užduoti klausimą. Gerai? Bet gal iš pradžių prisistatyk tiems, kas galbūt tavęs nepažįsta. Būtų logiška, ne? Vat kas sakiau, ne? Viską aš tave pažįstu ir iškart varom. Taip. Tai kaip tu save pati apibūdintum? Oi. Kas tu esi, koks tu žmogus? Šitą klausimą labai nemėgstu. Kaip tu save apibūdintum, bet apibūdinčiau save vardu Iveta. Tai labai malonu Iveta, man tai faina, Ivetas dvi. Tai šiaip esu mergina, dirbanti banke. Daugelis mano soc tinklų sekėjų, jie nežino, jie įsivaizduoja, kad aš absoliučiai esu laisvo oro direktorė, kur tiesiog gyvenu iš Instagramo, bet taip dėja nėra. Aš Instagrame turiu bangą sekėjų dėl to, kad rodau tai, kaip gyvenu, bendrai kaip gyvenu, bet kad ne iš to aš neišgyvenu. Tai šiaip esu banko darbuotoja, vyriausioji paslaugų teikėja ir be galo džiaugiuosi savo darbu, myliu savo darbą, o papildomai užsiimu socialinių tinklų vedimą. Tai daugiau apie sportą, kaip sportas mano eigoje, ne darbo eigoje, bet bendrai laisvoj dienoje atrodo, kai aš tokią turiu, arba savaitgaliai. Ir kartais, ne kartais, bet vienu momentu tikrai rodžiau daug rekomendacijas, kuri gali būti neigiama. Tai buvau labai mėgėja tą daryti, nes tarkim, jeigu kažkas labai rekomenduoja, tai tu žinai, kad tai yra reklama. Aš tai darau kaip tikrą patikrą praeinu ir taip. Ir to pasakoje labai daug atėjo pas manęs, nes žino, kad tai yra nuoširdu. Bet aš norėjau paklausti, kaip tu manai, kokia yra paslaptis to, kad tavo sekėjų gretos taip sparčiai užaugo? Nuoširdumas. Ir paskutiniu metu iš viso mane žmonės bombarduoja, kodėl aš net nežinau, o gal ir žinau, dalinai kodėl, bet be proto daug komplimentų, kad aš esu maksimaliai nuoširdi ir atvira. Anksčiau vis tiek pasirinkdavai, ką rodyt, galvodavai iš vis nieko nerodysiu, tik ten sportas, bet tik pradėjau daugiau apie tas reklamas, nes čia atėjo tas bumas, ne, influencerių milijonas, visi tik reklamuoja ir ateinu aš viena, ir aš ateinu tokia viena ir sakau, antraip, taip kaip yra, galbūt gali būti ir tikrai teigiamas rezultatas ir tada teigiamas rekomendacijos, bet dauguma mes vis tiek žinom, kaip realybė, kokia jinai yra. Tai aš pasirinkau tiesiai šviesiai, to pasakoje labai didelis antplūdis atėjo. Ar nebuvo sunku publikai plačiai rodyti tą atvirumą, ne? Nes kai esi labai atviras, tai tampi ir pažeidžiamas. Taip. Tai sakau, pradžioje šito negalėjau šiaip bendrai rodyti savo to atvirumo apie asmeninį gyvenimą, čia kalbama, ne? Nes atvirumas šiaip, tai yra ne atvirumas, o teisybė daugiau. Tai yra teisybė apie tai, ką mes matome socialinėje erdvėje. O paskui eigoje aš dar pasirinkau rodyti ir atvirumą
asmeninėme gyvenime kartais kaip kažkas nutinka, tai kad tu negali rodyti savo sekėjam, kurie nuolatos domisi tavim, tavo gyvenimu, kad pas tavęs yra visada viskas gerai. Tai Mhm. šitoj vietoj aš užsiauginau per laiką, kaip sakant, skūrą Mhm. ir to pasakoje manęs nežeidžia. Man malonu, man gera. Būna momentais pagalvoju, ar tikrai čia reikia, bet po to aš kai pasidalinu, aš gaunu labai teigiamą feedbacką ir mane tik tai motyvuoja. Ar būna, kad gauni neigiamą feedbacką? Nes žinai, faina yra, kai tu pasidalini ir nesvarbu kuo, ne, ar tai yra apie sportą, ar tai kažkoks išgyvenimas ir Mhm. žmonės arba džiaugiasi kartu su tavimi, arba liūdi kartu su tavimi. Bet jeigu tu pasidalini, žinai, ir dar abejodama, dvejodama Mhm. savo tokiais, nu, žinai, nuoširdžiausiais Taip. išgyvenimais, kažkokiu tokiu turtu, kur nesinori visiems rodyti, va ir išdrysti. Ar Mhm. nėra skaudu tada gauti heitą? Gal tu jo negauni? Žinok, negaunu. Matomai per savo tą visą laikotarpį, kiek turiu Instagramą, ten jau tikrai atėjo tos gretos, kur yra tie žmonės, kur, nu, neturi jokio heito ir jie seka, nes jiem patinka. Bet yra kiti soctinklai, pavyzdžiui, ten Threads dabar šitas yra Mhm. arba TikTokas. Ten bet ką tu įdėsi, nepaisant to, kad tu kažką Žiaurumai. nu, ten tragedija yra. Tai Mhm. ten nieko ir nekeli, o Instagrame absoliučiai jokio heito nėra, o jeigu ir yra pavienis neigiamas komentaras, jisai labai greitai išnyksta. Ar prisimeni kažkokį komentarą, jeigu toks buvo, kuris užgavo? Galbūt pirmas, o gal Jo. tokio. Mhm. Papasakok. Kažkada yra buvę, kad komentavo mano dantis, Mhm. kad šleivi, kreivi dantis ir aš galvoju, žiūriu taip, nu gal rimtai, o gal ir ne. Mhm. Ir nu, mane privertė susimąstyti, nu tiesiog buvo pirmas toks komentaras, visiškai atrodo kaip ir ne į temą, bet kodėl, nu va taip kažkas labai užfiksavo, aš klausausi ir galvoju, nu gal, tai buvo nemalonu, bet paskui, žinai, tu supranti, kad tai yra tiesiog netiesa, viskas su mano dantimis yra gerai, aš einu, aš prisižiūriu ir man visados būna N komplimentų, kad tavo Mhm. dantukai labai gražus. Tai tiesiog čia yra heito komentaras, kur tu supranti, kad tu neturi asmeniškai priimti. Žinai, man atrodo, žmonės, kurie tai vat svarsto kaip tu, ane, nu, vis tiek gyvas, užgauna, Ta. susimastai, bet jeigu tie žmonės turėjo praeityje, vaikystėje, pavyzdžiui, paauglystėje ir šiaip dabar aplinkoje, aplinka tokia, žinai, geranoriška, kuri visada palaiko, kuri yra už tave, kur ten vaikystėje, pavyzdžiui, tavęs nelygina su kažko, ne, tai užauga žmogus, kuris jeigu gauna tą heitą, Ta. jis gali, vat, kaip tu pamastyti, ne, kad gal čia ne apie mane, gal čia tas kitas žmogus kažką blogai mato arba blogai jaučiasi, dėl Jo. to, žinai, purvais drabstos. Bet jeigu žmogus, moteris ypatingai augo aplinkoje, kurioje buvo lyginama, kurioje, nežinau, tėvai mylėjo tik tai už pasiekimus, taip, Mhm. kurioje Ta. po to vyrai, kuriuos jinai sutikdavo, mylėjo tik tai už kažką, jeigu tu būsi kažkokia, tai tikėtina, kai gauni tokį komentarą ir neatsiranda tų jėgų, žinai, paanalizuoti, gal tai yra ne apie mane. Tu Mhm. tiesiog patikė iš karto, jeigu sako, Taip yra. tikriausiai tai tiesa, Ta. kaip aš pati to nepastebėjau. Ta. Sakyk, va šita tavo savybė, kad tu sugebi taip, žinai, analizuoti, pamatuoti, ar čia tau tinka ar netinka ir nuo savęs truputį tos heito komentarus, žinai, atklijuoti ir, nežinau, padovanoti tam žmogui, kuris tą atsakomybę, vat, nu, Mhm. tu šneki, reiškia, Jo. tikriausiai tau kažkas negerai. Tai yra pasekmė tavo vaikystės laimingos, nežinau, tavo auklėjimo, ar tiesiog tokia gimei, ar išsiugdėjai. Aš manau, daugiau išsiugdžiau, bet gali būti ir to, kad vaikystė prisidėjo, nes pas manęs vaikystėj buvo laikotarpis, kai aš išsikrausčiau į užsienį ir buvo minimalus mobbingas, Mhm. kad tu tiesiog esi užsienietis ir nemoki jų kalbos, ane. Tai buvo pas manęs vaikystėj tas, perėjau mobbingą ir aš manau, ten jau aš užsiauginau tą tokią skūrą ir galbūt dėl to esu kartais tokia kategoriška, atsiskiriu nuo žmonių, nuskanuoju, filtruoju, kaip sakant, ir manau, tas ir šiai dienai tikrai pridėjo, kad aš kategoriškai matau, atsisakau, užblokuoju, neinu į draugystės.
Mhm. Nu, yra tas. Nuo vaikystės tai tikrai. Jo, žiūrėk, savivertės tema labai yra plačiai dabar tokia meilė sau, savivertė, tai yra ta Mhm. tema, kuria plačiai yra šnekama. Kaip tau atrodo, moters savivertė, jinai priklauso tik tai nuo pačios moters? Nes yra tokios nuomonės, žinai, užaugink savyje tą aukštą savivertę ir tau viskas bus dzin. Tu tokia Mhm. būsi neliečiama, visada karalienė, nesvarbu, kur atsidursi. Aš truputį tikiu, ta atrama vidinė, aišku, turi būti, bet aš tikiu, kad moters savivertė ypatingai, jinai priklauso nuo tos aplinkos, kurioje mes esam. Ir Taip. jeigu tu ilgai būsi aplinkoj, kur visi tau sako, kad tu durnius, tu patikėsi, kad tu durnius. Jeigu tau visi sakys, kad kažkokia tu keista, tu patikėsi, kad tu keista. Jo. Ir nesvarbu, koks ten tavo tas charakteris, tiesiog kažkas ilgiau atsilaikys, kažkas galbūt trumpiau. Kaip Mhm. tau atrodo? Aplinka yra svarbi, reikia vat atsisijot ir išrinkti tik tai tuos žmones, kurie geranoriškai nusiteikia. Ir nebendraut su tais, kurie kritikuoja, vertina. Vienareikšmiškai, jeigu tavo aplinkoje yra žmonių, kurie kritikuoja neigiamus komentarus, išvis nebūt tarp tokių žmonių. Aš asmeniškai pasirinkau nebūt tarp tokių žmonių. Bet Man jeigu, nereikia. bet jeigu artimas žmogus, Mhm. nesvarbu, kas tai yra, vaikinas, draugė, mama, sako, Iveta, bet ašgi tau gero linkiu, kas tave pakritikos, kas tau tiesą pasakys, va aš tau visus minusus ir sakau, Mhm. Jo. žinai, va toks ale Nu, čia turbūt irgi rūpestis. priklauso, jeigu tai ateis mama ir tau pasakys, nu, tai yra tavo mama, jinai tave maksimaliai pažįsta, tave užaugino ir turbūt žino, ką sako, ne? Arba ne. Arba ne. E, Kalbant apie mano mamą, jinai maksimaliai viską žino, jinai Mhm. turbūt geriausiai viską žino, tai aš visada ir kritiką priimu ir išgirstu ir atsižvelgiu. Ir paskui ateinu ir padėkoju, nes jos ta kritika buvo ta linkme, kad išgirdau, išklausiau ir darau. Atsižvelgi, žinai. Tai aš manau, reikia. Reikia šiek tiek žiūrėti į aplinką, kokia ta aplinka, kokie tie žmonės ir atsižvelgti, bet jeigu tu turi, aišku, pajausti, kokia emocija išeina iš to žmogaus, ar tai yra speciali kritika, kur tave nori biškai skaudinti, ar tai yra nuoširdi, tai reikia labai skirti tą nuoširdumą nuo to tokio specialiai įkandimo, žinai. Mhm. Man atrodo, žinai, geras yra čia patarimas. mm, Ta kritika neturi būti tau asmeniškai skirta. Taip. Jinai gali būti skirta tiesiog, jeigu tai yra elgesio kritika, kad pažiūrėk, tu čia vat, padarai klaidą Mhm. rašinėlyje, o ne Jo. tai, kad tu Tu esi padarai, durna. taip, Žinai, ir dėl to darai pastoviai tas klaidas. Tai taip, vat, taip. čia toksai, Kaip sako, netujinti. taip, taip, A. taip, čia labai geras patarimas. Gerai, pradedam žaidimą. Nu, pradedam. Kas pirmas pradeda, kas kam klausimą traukiam. Nu gerai, leidžiu Ivetai pradėti ir Gerai. Ivetai klausti. Aš ištraukiu klausimą, bet ištraukiu jį tau. Taip. Taip? Taip Taip, susitarėm? taip Vat aš susitarėm. žinau, kažkur iš čia. O, mažiukas. Mažiukas. Blogas ženklas. Ką manai apie body positive judėjimą? O Jėzu. O, Čia Jėzus, tokie pradėjau. klausimai. Labai gerai. O Jėzu, čia labai nuoširdžiai Taip, reikia. taip. Nu, ta prasme, taip kaip yra. Nežinau, aš nelabai prieimu šito. Mhm. Arba galėčiau priimti iki tam tikro lygio, kur žmogus žino, kad jisai gerai jaučiasi ir sveikata yra gera. Mhm. Bet jeigu tai perlipa tam tikras ribas, tu žinai arba jauti, kad ir tavo sveikata prastėja dėl to, ne, tai jau čia turi žmogaus susiimti. Bet tikrai nedemonstruoti, kad tu maks, nu gerai išsireikšiu, nutukęs ir esi jau ten maks laimingas žmogus, nes tu viską sau leidi. Bet pasąmoniai tu žinai, kad tu trumpiau gyvensi. Mhm. Man iš vis atrodo, žinai, žmonės taip sako, kad jie sau viską leidžia, bet kai aš dirbu su jais ir žinau tą vidinę kovą visą, tai Mhm. jie sau leidžia atsipalaiduoti, tipo nesiparinti, valgyti, gerti, vat kažkas tokio, bet jie Mhm. sau neleidžia daugybės kitų dalykų. Taip. Taip, ir čia reikia visada tą priminti savo, kad kai mes leidžiam kažką, užsidaro labai daugybė kitų tokių durų. Taip. Ir dažnai tai yra dėl realiai sveikatos, taip, nes pavyzdžiui, jeigu, nežinau, aš esu nesportiška, turiu nutukimą, aš negaliu su savo vaikais, tarkim, nežinau, eiti batutais, žinai, ten šokinėti. Šokinėti ar fiziškai Akvaparkas ar kažkaip dar, žaisti. jo, tai Mhm. daugybė tokių džiaugsmų, žinai, dingsta. Bet yra ir ta psichologinė dalis, kur tiesiog ten man gėda, arba aš sau neleidžiu, dėl to tik tai valgau, nes tai yra vienintelis pasiekiamas Mhm. malonumas. Emocinis valgymas, taip.
Ar tu kada nors turėjai emocinį valgymą? Tau tai yra būdinga? Nemanau, O vėlgi, ne, o ką tu darai, kai tave, apima, nežinau, užplūsta daug neigiamų arba neaiškių emocijų kažkokių? įprastai apsiimu dar labiau į neigiamas. Yra tas, tikrai nemeluosiu, kai pas tavęs neigiamų emocijų kažkodėl sau išsikeli klausimus, kur dar labiau save skaudini, yra tas. Mhm. Bet tada... Žaizda ta, ne? Nu, ta prasme, čia nepabėgsi nuo to. Nu, kažkodėl mes žmonės mėgstam arba turbūt turim išliūdėti, vat atėjo ta diena, tau emociškai labai blogai. Ir tu negali sau, oi, viskas, dabar neverksiu, susijimk Ivetą, eik dar, nu, ne, turbūt tavo kūnas reikalauja išsiverkti, Mhm. išliūdėti, tai leisk sau tai padaryti, nes kitą dieną tau bus daug lengviau. Aš tą pati per save perėjau, kur atrodo vieną dieną save stabdau, nu, neverk, nu, Iveta, sugrįžk į žemę, žinai. Bet Mhm. tu kaupies, visas tas emocijas tu vis tiek kaupi ir kitą dieną trigubai pareina, žinai. Tai aš už tai, kad geriau išsiverkti ir Išjausti viską čia ir išjausti dabar. taip ir tikrai Skirti laiko. skirti tam laiko, bet vėliau būna vis tiek ateina kažkokios neigiamos emocijos, tu nenori verkti, bet atrodo prisigalvoji sau, kad paverkti. Nežinau, vat kažkoks yra toks momentas, tai vat kai tu išreši tą emociją, kad tu nori paverkt, bet ne, nu, kažkaip reikia pagalvoti, apie ką čia reikia pagalvoti, kad aš čia dabar paverkčiau, tai ne, tada turi atskirti irgi šitos dalykus ir, Mhm. nu, tada užsiimti kažkom, tiesiog eiti pasivaikščioti, įsijungti audio knygą kažkokią, tai ką dabar labai mėgstu daryti, išeiti su šuniuku pasivaikščioti arba tiesiog įsijungti gerą komediją, filmą kažkokį, kur neleisti sau apimti, Nugrimzti į nu, tą nukreipti liūdesį. grynai su Mhm. mintim, sau užduoti kažkokius klausimus, kad tu galėtum čia dabar paliūdėti. Nu kam? Šiaip specialiai, vat, aš suprantu, kai emociškai tau jau ten sunku, leisk, bet neieškok bėdų, skaudžių klausimų, kad tiesiog paverkti. Nukreip dėmesį į gerą, ne? Taip, taip, visada. Nu dabar tu. Nu gerai, aš gal didesnė. Okay, va, čia Gerai. toks labai jau bado man akis, gerai. Kokia didžiausia nesąmonė esi apie save girdėjus? Dėl aš. Kokia didžiausia nesąmonė? Kai, kai vienu žodžiu, man reikėjo, man nepatiko vienas vyras, jo dėmesys. Ir aš labai pradėjau atkovoti savo ribas, nes anksčiau nesuprasdavau. Čia jau buvo tas laikotarpis, kai, žinai, supratau, išmokau ir pradėjau tą komunikuoti. Ir gražiuoju, ir taip, ir aiškinau, žinai, visais va tais gražiais būdais, bet manęs nenorėjo girdėti, pradėjau jau tada labai griežtai tai brėžti, su tokiu, žinai, naudoti savo tą pyktį. Vat, ir mainais išgirdau frazę, tave apsėdo blogos dvasios. Tu nesupranti, kas vyksta, nepyk. Nu, žinai, man šitą visą istoriją. Žodžiu, velnės įlindo į tave kažkoks. Taip, ir čia, viską. taip, žinai, prisimeditavau, prisipraktikavau, mane apsėdo blogos energijos, demonai ir dėl to, nu čia reikia suprasti, kad čia yra... O tu patikėjai, ką jisai tau atsakė? Ne, man tai buvo ta Ne, prasme. nebuvo taip, kad gal rimtai? Ne, aš galvoju, ta prasme, tai aš ir pykstu dėl to, kad tu taip elgiesi, to, žinai, čia toj dar ne tik demonai pasirodys. Bet čia yra tas toksai juokingas momentas, kai tu supranti, kai jau, žinai, apogėjų pasiekia, kai tu jau supranti, kad tavim žostkai manipuliavo, nes kai taip atsargiai manipuliuoja, gali nepagauti, o šitas jau buvo toks. Tiesioginis, Prasme, žinai, jo, čia. bet buvo iš ko pasijuokti po to su draugėm. Bet neįsiskaudinai. Iškart supratai, kad Sakau, prieš tai, kai yra ta manipuliacija tokia, žinai, labai smulki, mažytė, tokia slidi, ten, žinai, tu keista, ar tau tikrai viskas gerai, Jo, čia, nes žinai. tu galvoji, kad tavim rūpinasi. Jo, arba tos frazės, žinai, kai tu nesupranti, mes vis tiek būsim kartu, žinai, ir, nu, tu tiesiog nesupranti, tau kažkas čia vyksta, gal pilnatis, gal PMS, ir po to galų gale, kai šitie nesuveikia, bet, va, prie tokių frazių realistinių, tu dar susimastai ir galvoji, gal tikrai aš čia kažkaip reaguoju. Bet kadangi išmokau pasitikėti savo jausmais ir tiesiog jeigu man kažkas yra, jeigu aš pykstu, aš susierzinu, aš dabar žinau, kad tai yra man kažkas aplinkoje netinka. Nesakau, kad aš ten, žinai, tą pyktį labai aktyviai rodau, ten kažką daužau, rėkiu ar dar kažką, bet jeigu aš pykstu, aš visada į tai atkreipiu dėmesį. Ir dėl to
Jeigu man kažkas šneka gražiai arba negražiai, o aš jaučiu susierzinimą ir pyktį, aš visada pagalvoju, kas ten dar tokio vyko, kad mano reakcija yra tokia. Ir Jo, dabar aš vidinė pasitikiu, reakcija. žinai, savimi. Mhm. Jeigu aš pykstu, reiškia yra ko. Taip. Ir dzinka, sako. Visados, kaip sako, reikia iškelti klausimą, žinai, aš vat, kai buvau tokiam seminarė, nu, aš dabar viskam keliu klausimą ir tos klausimus pati atsakinėjau, žinau, kaip palengvėjo. Va, nu, ta prasme, man Vau. atrodo, aš pati viską žinau. Bet, žinai, reikia labai nuoširdžiai atsakyti tą klausimą. Taip, Ta nes prasme, gali ne savo šiaip sau. pameluoti taip, kaip patogu, Taip. ir po to, žinai, O jeigu tu nuoširdžiai atsakai į savo užduotą klausimą, tu turi atsakymą ir Gerai. tas atsakymas. savo užduotas klausimas, Iveta, jos lapukas, sako, O, ne, ne. nuoširdžiai, nu, davai. Tikiuosi skaitysiu, nes aš jau ten neturėjau kaip... Jei turėtum įvardinti vieną savo emociją, kuri dažniausiai užvaldo tave sunkiais momentais, kokia ji būtų ir kodėl? Mano tai tikriausiai pyktis, jau supratau, ne? Dabar Iveta, kokia emocija dažniausiai tave užvaldo stipri? Tai turbūt irzlumas, susierzinu, žinai, nu čia gal biški irgi į tą Jo, jo. pyktį yra, bet, nu, aš kaip aš sakau, nu, susierzinu labai, ar čia galbūt vienu momentu tikrai galvoju, esu kantri, bet supratau, kad nesu kantri ir šitoj vietoje aš susierzinu. Tai va šitą emociją aš jos nemoku kontroliuoti. Ir čia dažniausiai, ne? Dažniausiai. Gerai, dėl ko susierzini? Dėl visko. Pikta boba. Ne, iš tikrųjų, aš visada sakau, dabar juokauju, nes tu dabar sakai, aš tiesiog susierzinu, reiškia, aš nesu kantri. Bet man atrodo, jeigu aš pykstu, tai nereiškia, kad aš pikta. Tai mano reakcija, tai kas vyksta. Taip, Tai va, nu, jeigu tu emocinė reakcija, susierzini, taip. jo, tai reiškia, kažkas vyksta ne to, kaip tau tinka, Nu, taip, patinka. jo. bet supranti, aš suprantu, kad mano susierzinimas dažniausiai būna kvailas. Nu, tiesiog, nu, kam čia reikia, žinai, kaip visos buvo post factum. Nu, kodėl aš iš vis pakėliau bangą, nu, tu durna dabar. Tai aš negaliu įvardinti tiesiogiai, kas ir kodėl, bet tas susierzinimas, jisai ateina labai greitai. Bet, Impulsyvus. žinai, dėl ko dabar taip pagalvojau, turbūt, kad nedaro taip, kaip aš norėčiau, kad darytų. Ir tada, nu ir vėl, žinai, nu, ta prasme, ir tada susierzini, bet, nu, žmogus neturi daryti taip, kaip tu nori. Tai čia vėl reikia mokėti dirbti su savimi. Ok. Dabar tu trauki. Taip, gerai. Nu, šį kartą tau mažiukas koks, arba ne, labai mažiukas. Čia tu geras. Ar O čia vyras man? turi būti gražus? O, Čia Dieve. tau klausimas. Man patinka šitas klausimas. Biški gražesnis už bežionę. Žinai, aš tikiu, kad labai gražus vyrai mane dažniausiai gąsdina, nes jie man atrodo labai paviršutiniški ir kažkokie minkšti. Tarsi mane erzina, kad jie ant to, žinai, gal grožio išvaizdos tokie yra pasinešę ant to, žinai, jeigu jie ypatingai smulkmeniškai ten kažką, aš tai matau kaip vyro silpnybę kažkodėl iškart. Tai va, tokį kažkokį turiu. Bet kita vertus, žinai, sakyti, kad man vyro grožis nesvarbus irgi negaliu, nes jeigu pažiūrėti mano eks, tai jie pakankamai, nors skirtingi. Ką žinau? Labai Ne. skirtingi. Bet vėlgi turbūt, kas yra tas, nu, apie ką mes kalbam, grožis ko išoriškai. Aš tik vieną kartą gyvenime esu pasakęs vienam vyrui, kad jis man gražus yra. Visi kiti, man atrodė, negražus. Negirdėjau. Negirdėjau, ir atrodė negražus. Aš tikiu, kad visi mano eks buvo nelabai gražus. Atsiprašau. Jo, nu, ta prasme, man vat gražus vyras, tai aš jau nežinau, ką aš turiu. Bet vieną kartą esu pasakęs, vat, kai žiūrėjau ir sakau, tu toks gražus, bet čia buvo vienintelis kartas. Bet ar tau yra tai svarbu? Nes aš savo tai turiu atsakymą. Man atrodo, man vaibas svarbiau. Ta prasme, netgi jeigu pažiūrėt ten kažkokius mano eksus, simpatijas, jie visi yra skirtingi, turi kažką gal bendro, bet tokie labai... Bet išoriškai jie labai skirtingi. Labai ne? Tai skirtingi. reiškia, Jo, aš kad neturiu jie kažkokio tipažo. idealo Mane kažkokio. turi kažkas, žinai, užkabinti tą emocinę. Man turi būti įdomu. O tai yra visada, žinai, jeigu man neįdomu, aš turiu tokį istoriją, tokią juokingą gal, bet susipažinau su vaikinu, žinai, ten kelis kartus susitikom ir čia buvo tas kartas, kai nu labai traukia, žinai, va tas galbūt tipažas, kuris labiausiai manyje iššaukia kažkokį va tokį, žinai, tą geismą, Čia susižavėjimą. fiziškai. Fiziškai, grinai, dar nepažįsti žmogaus, nu, bet traukia, to prasme, labai. Man antras vyras iš tikrųjų, kuris patiko. Prisimenu. Tai Jis va. irgi buvo gražus. Jo, tai. Bet esmė tame, kad kai jis pradėdavo kalbėti,
man viskas, visa Mhm. simpatija tiesiog, nes buvo neįdomu, nes jis nemokėjo palaikyti pokalbio, Pokalbio. nes tiesiog ten tyliai, kukliai kažką, ne, žinai, va Be tokiais, pasitikėjimo jo, savimi. ir tokie trumpi tie klausimai, kad man realiai ta simpatija, jinai tiesiog subliūškdavo, 15 minučių maks, kiek aš galėjau su juo bendrauti. Tai vat Taip, man kad labai svarbu vidus yra, jo. vat turi tas būti Taip, kad catchy. grožis nėra svarbiausia. Taip, aš kaip tiesiog galiu irgi atsakyti šitą klausimą, nes man jis labai patiko. Jo. Tai man irgi grožis nėra svarbiausia. Man, kaip aš sakau, užtenka, jeigu žmogus turi simpatišką šypseną, gražias akis, visą kitą aš pamilsiu. Nes aš irgi tiesiog į vidų žiūriu, kad va, tas vaibas būtų. O visa kita, ten ta trauka, aš labai bijau va, tos fizinės traukos iš karto, nes tai yra Blogas ženklas. apgaulė, tai yra blogas ženklas, taip neturi būti, Jo, žinai. merginos, būkit Merginos, atsargios. galvokit su galva. Žinok, aš čia noriu dar vieną klausimą tokio paklausti, vat apie vyrus ir apie tą body pozityvą. Nes tu esi žmogus, kuris daug sportuoja, kuris daug laiko praleidžia salėje. Ar tau neatrodo, kad vyrai iš sporto klubų, kurie turi nulietą idealią figūrą, yra paviršutiniški, narcizai, ar kaip tik tai yra vyrai, kurie turi labai stiprią valią, discipliną ir gali daug pasiekti? Kaip tau atrodo, koks tavyje tas stereotipas? Ar gal nedalini? Žinok, aš čia galvoju labai yra 50-50, tai yra pam ant pam. Yra vyrų grinai, kurie nepasitikė savimi ir daro maksimaliai viską, kad geriausiai išoriškai atrodytų, nes turbūt galbūt nėra toks viduje stiprus žmogus iš savęs, tada tatuiruočių masė, užsiauginam raumenyną, kad tik išoriškai Jo. jisai atrodytų, vyras, žinai, bet vidus jisai, negali sakyti tuščias, bet jisai toks Labai trapus vyras, man trapus. atrodo labai pavojingas tipažas, Taip. nes jis atrodo toksai ale, už kurio tu gali pasislėpti, kurio gali pasitikėti, bet jeigu tik tu jį kažkur užgausi, tavo jo pažeidžiamumą, tai man atrodo tokie vyrai ir keršyje tada, ir jie tiesiog, jiems labai yra sunku, kai Taip. šalia yra ypatingai graži, sėkminga, protinga moteris, nes tas jų Arba, žinai, sužeistas ego. Arba gali būti tas tipažas, kur yra iš savęs labai geras žmogus, bet žino, nes moterim Jo. vyras, o tai vyras didelis, tatuiruotas, ir jisai galvoja, va, aš noriu Blogiukų būti reikia. ar atrodyti kaip blogiukas. Mhm. Ir automatiškai, nors jisai yra be proto geras, minkštas žmogus, jisai nori išoriškai save parodyti kaip vyras, didelis, tatuiruotas ir maksimaliai atsidavęs sportui. Tai čia labai daug skirtingų tipažų guli po šituo stereotipiniu. Gerai, išvaizda. tada dar vienas klausimas. Jeigu sakai, kad žiūri į vidų, ar galėtum būti su vaikinu, kuris nesportuoja ir kuris turi pilvuką, turi antsvarį? Ar galėtum būti su storuliu? Ne. Kodėl? Nes turi būti man žmogus su panašiais hobiais kaip mano. Kad mes turėtume veiklą bent kažkokią, kuri yra ar panaši. Nu, tiesiog turi būti vis tiek kažkas, ką mes mėgstam daryti kartu. O žinant, kad aš salėje praleidžiu daug laiko, o jeigu ir ne salėje, tai yra bėgiojimas, tai yra tinklinis, tai yra daug Dviratis. kito aktyvaus poilsio, fizinio poilsio, kur girdint apibendrinimą apie tokį žmogų, jis to iš vis nemėgtų. Tai, turi žmogus mėgti kažkokį, tai nebūtinai turi būti sporto salė, štangos, dar kažkas. Bendrai, jisai turi mėgti sportą. Būti aktyvus. Būti aktyvus, taip, kad mes turėtume kažkokią bendrą veiklą, hobius. Ok, traukiam. Next klausim. O, didelis. Ar tiki draugystę tarp vyro ir moters? Ne. Kodėl? Kaip čia dabar taip? O kas tiki? Aš? O Dieve! Aš Žinai- vakar su draugu buvau susitikus. Aš tikiu, aš turiu Aš draugų taip vyrų. pasakysiu, kaip moteris aš netikiu tuom, nes nori, nenori, tu gali galvoti, kad tau jisai yra geriausias draugas, bet Aš taip ir galvoju. Bet vyrai, jie pasąmonėje svajoja, galvoja, trokšta, nori kažko daugiau. Bet yra momentai, kada jie nedrįsta, tai bent geriausia draugė bus. Bet pasąmonėje jisai visos pagalvos. Ir tas pats galioja moteriai. Aš manau tikrai, nes aš tiesiog netikiu tuom. Per savo gyvenimą, kiek esu praėjus, aš vaikystėj buvau tik tarp bernų, kol negrįžau į Lietuvą gyventi. Pas manęs visada draugai buvo vyrai.
Ir aš galiu galvoti, kad tai buvo mano geriausi draugai, bet aš žinau viduj, kad pas kažkurį ar net kelis, nu, norėtų gal draugauti, norėtų daugiau, žinai, bet nedrįsta, nelygis. Nu, žinai, būna jie viską prisigalvoja. Tai aš tiesiog tom netikiu. Nu, nebent ten jau tokia vaikystės draugystė nuo ten pipliukų, žinai, O draugaut su eksu? niekada gyvenime. Vaikit juokus čia. Nu. Ta prasme, kad jeigu jūsų ryšys nutrūko, jisai nutrūko. Nebėra kažkokių ten palaikymas, ten davai kavytės, ten einam į filmą. Ne, jūsų ryšys buvo koks. Jūs turėjot santykius, jūs mylėjot vienas kitą, jūs turėjot fizinę aistrą, seksas, viskas ir nutrūko. Tai kam dar palaikyti tą ryšį? Jeigu viskas šiaip nutrūko. Nu, vat kam tas ryšys su eksu? Aš turiu geriausią draugą. Žinau. Ir aš jį myliu kaip žmogų. Ir man Tai aš atrodo, tą tikiu. patį jaučiu, nu, ta prasme, žinai, ir ten mes draugai. Bet žinai, aš tikiu, kad va, tu turi, viskas yra gerai, bet tu niekada nežinosi, ką jis galvoja. Aš jo tikiu, kad jis viską sako, ką galvoja. Tikiuosi. Tikrai turi labai gerą draugą ir tu labai džiaugiuosi. Tai va. Nu, gerai, kas dabar tu trauki? Gerai, tai mano klausimą, kurį atsinešiau, užduosime tau. Čia visai dabar ne į temą. Okay. Kokį maisto produktą norėtum paversti sveikesniu, kad galėtum jį valgyti be jokio sąžinės graužaties? Maisto produktas. Nuo vyrų iki maisto. Kokį produktą, kad be sąžinės? Aš norėčiau, kad gal cukrus tas, kurį, žinai, visi mėgsta, ta prasme, tai yra problema tokia pasaulinio lygio. Ir jeigu yra pakaitaliukų, žinai, bet jie vis tiek turi kitokį skonį. Yeah. Kaip bebūtų. Tai vat, jeigu būtų įmanoma pagaminti tą patį kažkokį tai patiekalą, kuris yra vat, vaikystės tipo skoniai, ten pyragai kažkokie mamos, dar kažką, ir jie taptų sveikesni, bet išlaikytų tą pačią formą, tą patį skonį, žinai, kad visiškai primintų mamos tos kažkokius gaminius, pyragus, nežinau, vaikystę. Tai va tikriausiai tokį. Tada būtų daug cukraus tavo gyvenime, ne? Nes ne visada mėgstu saldžiai, aš ir burgerį mėgstu, tai, bet nematau tame gal tokio blogo nieko. Ja. Gerai. Na, kažkokį didelį. O, aš. Didelį, bet čia nieko. Koks žmogus daro tau didžiausią įtaką ir kodėl? Klausimas iš sekėjų. Kalbant apie šį momentą, vat, dabar, ar bendrai? Klausimas iš sekėjų. Kaip prisimenu, nes labai patiko klausimas. Kažkodėl, vat, ant liežuvio galo, ir dabar tiesiog ant liežuvio galo yra mano vadovė. Labai džiaugiuosi, kad turiu su ją labai gerą ryšį ir galima atvirauti ir kalbėti apie viską. Ir kai aš sakau apie viską, tai apie viską. Ir jinai daro labai didelę įtaką, nes jinai keičia mano požiūrį į emocijas, į reakcijas, į viską. Jinai, sakau, galėtų būti turbūt psichologė, o ne mano vadovė. Geras vadovas toks ir Jo, žinok, jau kaip vadovė, tai wow, moka rydint, moka įsigilint, moka bendraut. Tai labai labai džiaugiuosi ir jinai daro tikrai didelį įtaką, žinai. Ir darbę mane labai moka jinai motyvuoti visom prasmėm ir mano asmeniniam gyvenime. Didelį įtaką daro. Kaip? Trauk? Traukiam. Gerai, čia krenta, kur turėtų man kristi. Ar turėjai santykių, nebūtinai su vaikinu, po kurių buvo sunku atsigauti? Turėjau. Turėjau. Čia gal nepaslaptis, daug kur apie tai kalbėjau. Aš buvau, žinai, ir žmona, tai turėjau ir tos oficialius santykius, ir vestuves, ir skyrybas, kurios man sunkiai praėjo, nors pakankamai gražiai, bet buvau dar neatsigavus po tų skyrybų, neturėjau palaikymo iš šeimos, tai buvau tokia, žinai,
išsigandusi, nesupratusi iki galo, kas vyksta. Ir tada kažkur metai praėjo po tų skyrybų, užmezgiau santykius, dabar juoksitės, su savo vaikystės draugu. Tai vat, ir tai buvo galbūt tuo momentu, žinai, ir geriausias partneris, kurį galėjau turėti, ta prasme. Bet jeigu būčiau atsargesnė, žinai, po skyrybų labiau atsigavusi, tinkamesnis momentas, tai tikriausiai tai arba būtų tiesiog trumpalaikis romanas, nes jie paveikė labai stipriai mane. Ir mes buvom 4 metus kartu ir tai buvo po skyrybų jaučiausi, žinai, visiškai sugniuždyta, be energijos, be emocijų, su spuogais, priaugusi svorio, tokia, žinai, nelaiminga, nusivylusi savimi visais ir pusę metų išvis su nieko niekaip nenorėjau bendrauti. Tai vat turėjau tokius santykius su narcizu, dėl to žinau tą skonį ir tikrai žinau, kad galbūt jeigu būčiau tuo momentu, žinai, eičiau į tos santykius ne po skyrybų, tai galbūt atpažinčiau greičiau ir kažkaip kitaip elgčiausi. Tai va turėjau tokius santykius. Supratau. Praėjai šitą. Jo. Aš ta dabar protinga, graži ir negera. Negera. Vilniukė. Kokios Ivetos sekėjai nepažįsta? Kalbėjai pradžioj apie tai, kad esi dabar atvira, kad daug tavęs mato, bet tikriausiai, nerodai 100% savęs. Kokios tavęs mes dar nežinom. Nu, tai turbūt gal piktos. Taigi nėra taip, kad Instagram'e aš ten labai jau išsilieju, keikiuosi, ten, žinai, tu visados galvoji, ką tu sakai. Ypatingai, kas liečia keiksmažodžius, aš nepropaguoju, kad ir kaip atrodo kartais, nu, va čia būtų vietoj tas, ne, žodis. Bet piktos tikrai, manau, jie nėra mane matę. Sekėjai nemato, o savo tą piktumą, tada piktą Ivetą rodai draugams, pavyzdžiui. Jo, nepasitenkinimą gal daugiau rodau, ne patį pyktį, bet tokį nepasitenkinimą, žinai. Piktis tau yra tabu? Ne, tai nėra tabu. Tiesiog aš visos draugų rate ar šeimoj, visiems sakau, nesipykit, būsit vieni, išsiaiškinkit ramiai, gražiai, nekelkit diskomforto aplinkai, žmonėm, kurie ten yra. Ir savo patiem nedarykit savo gėdos, žinai, tai grįžtat namo išsiaiškinat, tarkim, jeigu tai yra santykiai ir bendrai, ne, tai tai nėra man tabu, bet tiesiog visos sakau ir tėvam, niekada, pasirinkimas. Tiesiog jo, jo, žodžiu, piktos tikrai nėra matę ir aš manau, kad nenorėtų matyti. Gal būtų įdomu. Gal būtų įdomu, žinai, bet reikia tą prieskoniuką dar palikti, žinai. Gal kada nors ten, kai... Tvarkoj, rauk. Ką tau reiškia būti savimi? Kaip atpažįsti, jei pasiklydai ir jau nesi savimi? Norėjau, kad tu atsakytum šį klausimą. Ok, ką reiškia būti savimi? Tai daryti tai, ką tu nori, o ne tai, ką reikia norėti. Vat aš savo tokį suradau, žinai, atsakymą, nes labai dažnai tie žmonės, kurie tokie people pleasing, žinai, o man tai yra būdinga arba buvo būdinga, tai sunku kartais net suvokti, kur tu esi tu, o kur esi ta, kurios norėtų aplinka, žinai, va tas būna toksai kažkoks momentas, būdavo tikrai, tai vat, man atrodo, aš atpažįstu pagal tai, kai esu pavargusi, suirzusi, žinai, atrodo, kažkas čia vyksta ne taip, kažkur aš čia, kodėl aš to tokio ramaus džiaugsmo nejaučiu, tai vat man tai yra ženklas, kažkas yra ne taip. Aš, pavyzdžiui, galiu tik tai pridurti, kad yra, ta prasme, taip pat ir aš jaučiuosi, bet dar būna dažnai nesijaučiu savimi, ne savo draugų rate. Žinai, būna kartais kito žmogaus draugų rate aš būnu, absoliučiai negaliu jaustis savimi. Ir tu bandai kitą kartą atsitraukti, nebūti, nevažiuoti, nors iš pagarbos kartais, bet būna tie momentai, kur tu
nu, negali būti savim. Tu tiesiog, vat, būni toks, kad, Sukaustytas nu jo, kažkaip. ir, nu gerai, čia tokia aplinka, dabar būsiu, va, tokia kaip ta aplinka, žinai, kaip tie Mhm. žmonės, bet, kaip nekenčiu šito jausmo. Jo, kai reikia Tai prisiverst kažkur būti. taip, Aš ir irgi. ne dėl to, kad man žmonės nepatinka, tai nėra apie tai, kad, nu, vat, priešai mano, ne. Tiesiog yra, nu, ne tas vaibas, nes aš, jeigu jie nebuvo kažkada mano draugai, nu, turiu omeny, ten Mhm. nesusipažinom, keliai nesusivedė ir, vat, esam, būnam, bet vis tiek atskirai mes negalėtume būti, eiti kažką veikti, žinai, nes, nu, turbūt ne tas vaibas, ne tos emocijos, ne tie galbūt gyvenimo išgyvenimai, žinai. Mhm. Tai va to jausmo aš nepakeliu. Mhm. Toks nepatogumas, tarsi negali, žinai, Jo, savo kūne. labai labai nefaina ir aš grįžtu namo, aš tokia pavargau, žinai. Ne tai, kad tu pabūni su Aha. draugais, atsipalaiduoji, tu grįžti namo ir, na, žodžiu, Okei. jo. Traukiau. Ką galvoji apie plastines operacijas ir žmonės, kurie ryžtasi? Tie žmonės, kurie tai daro, nemyli savęs, turi žemą savivertę? Ne, tikrai neslėpsiu, aš pati esu atlikus plastinę operaciją ir ten, tai nėra apie žemą savivertę. Tai yra apie meilę sau ir jeigu tu gali leisti sau mylėti save visaip, tai Mhm. aišku, viskam yra ribos, bet kiekvienas žmogus tas ribas jaučia vienokias ir kitokias, ane? Tai čia ir skonio reikalas, ir ribos, ir sveikatos atžvilgių yra tam tikros ribos, bet aš nesu prieš tai, jeigu tu žinai, kad tu dėl to jausies geriau. Ne Mhm. dėl to, kad tavo jau ten savivertė ten dugne kažkur, tu gerai jauties, bet tu žinai, kad tu dar gali geriau jaustis, nu tave pakels, galbūt tu eisi į kalnus, versi, nes tu tiesiog įsimylėjai save, pasitiki savim dar labiau ir tu pasieksi net daugiau. Ir tai nėra apie tą toksai, kad tu negražus žmogus, bet pasitikėti savimi yra pirmas dalykas. Man atrodo, dar jėgos, žinai, priduoda pats tas faktas, kad tu kažko užsimanei ir Mhm. tu galėjai tai įvykdyti, tu sau leidai. Taip, tu Ir tu svajojai ir toksai, tu žinai, išpildai tą jo, svajonę, tai čia yra irgi wow. efektyvumą tokį savo paimti. Taip, Jo. taip, taip. Čia yra dar vienas klausimas, bijau, kad jo nespėsiu ištraukti, bet norėčiau paklausti tavęs tada asmeniškai, bet popieriuko. O ką patartum, pasakytum merginai, moteriai, kuri, pavyzdžiui, yra tavo sekėja, Mhm. žiūri tave Instagram'e, lygina tavo nuotraukas su savo, nu, žinai, tai yra toks neišvengiamas kartais momentas ir galvoja, va, Iveta yra graži, pasitempusi, va, čia dar ir darbo gerą turi ir tokia, žinai, su emocijom moka tvarkytis, lygina save su tavim ir jaučia didžiulę, nežinau, panieką savo, gėdos jausmą, tokį nepilnavertiškumą, liūdėsi tiesiog dėl to, kad Mhm. jinai yra labai, nežinau, toli nuo to, ką mato tavo Instagrame. Ką patarčiau? Jo, ką pasakytum? Vat jeigu galėtum, žinai, vat Jo, kreiptis, nes aš jaučiu tokių žmonių yra. labai daug yra, nes aš buvau ir kartais net jaučiu, kad esu lygiai toj pačioj stadijoj, kaip kažkas kitas galėtų būti žiūrint į mane, Mhm, nes aš tikrai stengiuosi atsitraukti nuo socialinės erdvės, nuo tų Instagramų, perfekcionizmo atrodo, ne? tai reiškia, kad ir tu žiūri ir lygiai taip pat save Taip, lygini su taip, prie kitais. ko aš noriu ir prieit, kad aš Mhm, lygiai taip pat sėdžiu, lyginu ir galvoju, pas manęs viskas blogai, kodėl aš ten tą, na, neturiu taip, kaip kažkas turi, taip viską gerai turi, gerai gyvena, keliauja, gražiai atrodo, kodėl aš ne, kodėl aš, mhm, aš lygiai taip pat, bet čia toks dalykas, kur irgi darbas su savimi ir suprasti, kad tai yra tiesiog telefonas, tai yra tiesiog nuotraukos, kad tai nėra realu. Tai dėl to aš ir pasirinkau būti maksimaliai, kiek galiu atvira savo socialiniai erdvėj ir rodyti tuos išgyvenimus, ašaras, skausmus, ten dar kažką, kad suprastų, kad, nu, nėra tobulas tas gyvenimas, nu, nėra. Tai noriu tik pasakyti tokiem sekėjam, kad atsitrauktų, jau jeigu jaučia, kad toks yra jausmas, atsitraukit, eikit, mylėkit save, leiskit sau būti, gražinkit save visaip, kaip įmanoma. Tai yra nuo spa procedūrų, nuo bėgiojimų, nuo maisto sveiko, nuo to pačio sporto, mhm. pasivaikščiojimų, nuo kažko pradėk ir tu ateis diena, kur jausiesi maks gerai ir nebereikės lyginti.
Arba kaip Iveta ką tik sakė, lyginsi visada, kad ir ką būtum pasiekęs, ir tai yra Taip. darbas jau su Jo, savo tiesiog per protu. tą laiką tu išmoksti, nu, va, tu pagauni save, kad, o Dieve, aš dabar lyginu, viskas, dedi telefoną, atsiriboji, jokių daugiau minčių nebeužleisk šitoj vietoje, Mhm. žinai, nu, negalima, nes tikrai aš ten dažnai papuolu pati. Kitas variantas yra atsekti. Mhm. Pastebėti tą Nori, momentą. nenori, tu turi tada atsekti. Jeigu tu jauti, kad tau jau duoda tą blogą jausmą, tokie, nežinau, kur atrodo jau nori pakasti save po žemę, atsek. Kad ir kaip tai skambėtų. Unfollow. Taip, Visiškai. taip. Po šiandienos Ir geriau savo unfollow, Instagrame unfollow. turi, žinai, gražius Jo. vaizdus, ten gyvūnėlius, algoritmai visai kitamis. Jo. Gerai, prašau. Ką patartum savo 17-mečiai? Klausyti savęs, pasitikėti savo jausmais ir aš tiesiog jai papasakočiau, nes man atrodo 17 aš net nežinojau, kokia aš esu, žinai, ir tada žiūri į visus kažkokius kitus ir bandai suprasti iš aplinkos, gauti signalus, kad žinot, kokia tu tipo esi. Tai tiesiog pasakyčiau jai, kokia aš esu, kokia tapau, žinai, kokia jinai yra iš tikrųjų. Ir kad va tai ir yra tas tikrasis aš, o tai, ką žmonės sako, nesi tu. Nu, tikriausiai taip. O tu, ką pasakytum? Turbūt pasakyčiau, Maks, tikėk savim, kad ir tu ten 17, bet tikėk savim, nes tik su tikėjimu tu kažką pasieksi, nes tuo metu gali žmogus sakyti, aš čia nieko nemoku, nieko negaliu, čia man tiesiog bimbam toks, žinai, tas 17 metų amžius, kad bimbam, bet tiesiog tikėti savimi ir viskas bus gerai. Okay. Taip, aš tau traukiu, ne? Mhm. Kokia tavo pirmoji meilė, pirmieji santykiai? Kokią įtaką tau padarė? Ta prasme, kokie mano buvo pirmi santykiai, emociškai, Žinai, jausmai. sakoma, kad vis tiek, bet tie pirmi santykiai mūsų, jie padaro labai tokią didelę įtaką formavimuisi tam ir galbūt skoniui, ir galbūt savivertei, žinai, galbūt va, tas pirmieji bučiniai, prisilietimai, pirmas seksas. Ir tai yra kartais toksai labai tokia patirtis, kuri turi įtakos vat, moters formavimui šiaip. Tai vat, Mhm. o kartais tai galbūt praeina, Nu, žinai, nežinau, vat nepastebėtai. kokie tie mano pirmi santykiai, jie ilgi buvo, Mhm. tikrai ilgi. Ar kažkur iki 4 metų tai Mhm. buvo. Tai buvo su užsieniečiu, tai yra dar kai užsienį pati gyvenau. Jie buvo labai gražūs. Jie buvo iki tokio lygio, kur kai išsiskyrėm, atrodo, nusižudysiu, žinai, nu, tipo, tas amžius toks atrodo, viskas čia mano gyvenimo meilė, nu, kito ir negali būti ir nebus, žinai. Tai tu net nesuvoki išsiskyręs, kad, nu, tu išsiskyrei. Bet viskas su mano santykiais buvo gerai, apart to, kad ten jau pradėjo, kadangi jau mano tas toks amžius, 17, kad kultūra turbūt, pradėjai matyti tą kultūrą, tu pradėjai jausti, kad tu kaip mamytė jau tapai, net tau 17, tu jau santykiuose kaip Jau mama, tada. žinai, tai tada Mhm. susimašiau, kad, nu, ir ta kultūra skiriasi labai, tu supratau, nu, O ką manai apie poras, kurios, pavyzdžiui, vat, mokykloje ten 16 aha, susipažįsta ir vat, ten jiems, nežinau, 36-40 ir vat, moteris su vienu vyru visą gyvenimą mokykloje susipažino, už rankučių pasiėmė ir iki šiandien dabar. Ir vat, jos vienintelis partneris ir taip toliau. Skamba, žinai, kaip graži istorija meilės. Jo, tai yra labai Bet graži istorija, ką tu galima manai? tom tikėti, bet dėja yra dėja. Ateina tam tikras laikas ir dažniausiai pas vyrų, kada nori pabandyti paragauti kitos mėsytės, kaip aš sakau. Tai tikrai labai faina, labai gražu, aš kai išgirstu va šitas istorijas, man būna wow. Bet vat pagyvena tie žmonės, kokį 30-40 metų, paklauskim jų, ne? Vat kaip jūs, oi, būta visko, nu, būta visko dėl to, kad toj paauglystėje ir tam brendime visam mane, nu, nespėjo, kaip sako, išsilakstyti, nes vyram, nu, jiem reikia išsilakstyti. Bet pakalbam apie moteris. Aš manau, žinai, jeigu
moteris turėjo tik tai vieną vyrą, vieną partnerį, tai Mhm. skamba labai romantiškai, labai gražiai, bet kita vertus, jai pasisekė, jeigu jie surado tą bendrą kalbą ir jie moka, žinai, ir Mhm. vyras moka jai malonumą suteikti, ir jinai Taip. žino, o tikėtina, kad ten paauglystėj to, žinai, buvo tiesiog aistra ir tiek, ir po to Užaugino jinai, meilę. žinai, ir neturi su Mhm. ko palyginti, jinai neturi patirties, jinai net pati galbūt nežino, kokie vyrai jai patinka, koks Taip. seksas, kokie prisilietimai. Gerai, jeigu šitas partneris, jie kažkaip, žinai, toj poroj visą tai atrado, nežinau, Atranda, paragavo, bet labai mokinasi galų dažnai tai gale, yra jo. tiesiog galbūt netgi baimė pokyčių, baimė rizikuoti ir tiesiog lieki toj Mhm. savo senoj baloj, prie kurios pripratai. Nu, aš manau, kad jo, moteris galbūt dar daug iš baimės čia dalykų daro, kur bijo kažko kito. Tai, bet, nu, vat, sunku pasakyti, aš asmeniškai, kai to neišgyvenau, Mhm. labai sunku ir komentuoti, atrodo iš išorės, tai wow, gražu žiūrėti, žinai. Bet pradedant logiškai galvoti, tai mes visi suprantam, kad tokiuose santykiuose buvo karčių dienų, žinai. Tai vienam ar kitam visada yra poreikis kažkoks, ar išsiskirti, ar pasidaryti pauzę, nu būna. Mhm. Tai man, jo, gal net ir sunku komentuoti, bet moteris turbūt jaučiasi saugios ir nenori išeiti iš tų santykių, galvoja, Mhm. kad čia buvo visada gerai, o jeigu kažkas biški blogai, nu, tai čia susitvarkė, žinai, nes neturi net su kuo lyginti. Mhm. Jeigu dar šeimoje, su tėčiu auga labai panašioj situacijai, tai galvoja, kad taip turi būti. Jo, net nežinai, ko norėt. Taip, taip, Mhm. visiškai. Ar tiki, kad įmanoma, vat, vienas partneris visą gyvenimą, kai Tikiu. mes dabar gyvenam taip ilgai? Šiaip tikiu, kad tai yra įmanoma, bet tas yra įmanoma tik tada, kada žmonės nori stengtis dėl to, eiti, o ne numoti rankom ir ai, išėjau, Mhm. susirasiu kitą. Biški išmokti atitrūkti, nes šiais laikais mus gadina visi tie tinderiai, kad, nu, Pasiekiamumas kad tas. vat, viskas taip lengvai pasiekiama Mhm. yra, kad, nu, ne tu, tai bus kita, žinai, va čia laikai, laikai, follow, follow, žinai, labai viskas paprasta ir labai greitai numoja žmonės rankas ir nesistengia santykiuose. Tai Jo, išlaikyti, dirbti dėl jo. jo būtų tikrai įmanoma ir žmonės tikrai išlaikytų ir manau tikrai yra porų, kur galėjo nesiskirti, jeigu tai Mhm. bendrai žiūrint, bet jie tiesiog nenori stengtis jau. Yra kiti prioritetai, o tai yra aš. Mhm. Prioritetas yra aš, mano orumas, mano laisvė. Tu čia mane aiškinsi ir Mhm. tiesiog išeina. Paslaptis. Kodėl aš viena? Jo, gerai. Tvarkoj. Nu, kas dabar traukia? Nežinau. Man atrodo, aš čia, ne? O Nu, gerai. šitas Ne, čia nebuvo. aš tada. Gerai. Mm, jo, Ok. man. Čia man. Mhm. Mhm. Jo. Koks dalykas tavo gyvenime atrodo tobulai iš šalies, bet iš tiesų yra visai kitaip? Koks dalykas mano gyvenime? Atrodo tobulai. Nu, vat žmonės eina ir galvoja, vat pas tavęs ir tu gali sakyti, vat atrodo tobulai, bet iš šalies tai yra visai kitaip. Bet tai apie mane, ne? Taip. Hmm. Nežinau, ką tie žmonės galvoja, bet manau, aš manau, kad dauguma žmonių galvoja, kad aš esu stipri, Mhm. optimistiška, tokia, žinai, kad neturiu ten kažkokių Problemų. problemų, kažkokių tai sunkumų, arba nebūnu pasimetus. Nu, žinai, Mhm. kad aš tipo visada žinau, ką čia daryti, Taip. kur eiti ir taip toliau. O kaip iš tikrųjų yra? Ne. Aš esu, aš esu pakankamai jausmingas žmogus. Aš galbūt to ir nemoku, vat, tu gal galėsi netgi paliūdyti, ne, kai ten sėdim tryse vakare ir jūs kažką pasakojat liūdno. m, Aš automatiškai įsijungiu su linksmom istorijom. Taip. Ir aš po to važiuoju namo ir galvoju, ir verkiu viena, ir galvoju, ble, nu aš galėjau draugiam papasakoti ir Taip, ir trys paverkti, verktume, trys, nu. žinai, ir būtų vieta ir laikas. Taip. Bet aš momente to negaliu daryti. Aš tiesiog automatiškai įsijungiu į tokį palaikytoją, žinai, kažkokį vat, atmosferą palaikyti, kažkas va tokio. Ir dėl to netgi artimiausi draugai vat,
nežino kartais, žinai, galbūt su kokiom emocijom, o jeigu jau, žinai, sprokstu ir kažkam pasakau, tai žmonės nustemba ir sako, Taip, ane. taigi tu kitiem aiškini, tu ką, negali, žinai, savo paaiškinti. Kažkas tokio. Tai man atrodo, Mhm. vat, žmonės šito nemato ir neįsivaizduoja. Bet tu, reiškias, pati pasirenki to nerodyti. Nu, dabar jeigu atjungtume tą, Mhm. kad, nu, va, aš dabar čia palaikysiu, o viduj, reiškias, tu net nenori rodyti, kad tu esi silpna? Ar, nu, Jo, nesilpna, bet, nu, jo, silpna, aš nemėgstu būti silpna ir, nu, pažeidžiama. Man atrodo, čia yra tame, žinai, bet aš momentai net negalvoju, nėra taip, kad mhm. mes, pavyzdžiui, sėdim, ten, kad ir vat, su tavim, žinai, tu kažką pasakoji, o aš sąmoningai pagalvoju ir išsirenku. Aš tiesiog, vat, pas mane mygtukas Mhm. įsijungia ir taip tiesiog yra. Ir, nu, tai žinai, tai yra geras bruožas, dėl to aš esu labai optimistinis žmogus, aš kiekvienoje situacijoje galiu, žinai, surasti, kas ten yra gero, dėl to man labai pavyksta galbūt su klientais, kai jie vat, mato, žinai, ten klaidas savo, ten mityboje, save kaltina, gėdina. Aš matau bendrą vaizdą, aš matau Taip. daugybę, kurie užaugo, kurie padarė gerai, arba kur šita klaida padarė kažką gero. Vat aš matau tiesiog, žinai, kad jūs čia padarėt klaidą, bet pažiūrėkit, ko jūs išmokot iš jos. Tiesa, tu ką tik patyrei, kad šita Taip. fignia tau netinka. Žmogus gauna tą insaitą ir aš tą patį taikau savo, žinai, aš galiu tarsi bet kokiom sąlygom, žinai, džiaugtis ir viskas fainai. Bet dėl tos pačios priežasties aš kartais nepastebiu, kur man nefainai, kur man skauda, žinai, arba Mhm. kur man reikia, galbūt ir tiesiog reikėtų va tą ateiti, silpnumą parodyti ir kad manim rūpintųsi. Mhm. Tai va šito, jo, Supratau. padėjo. Įdomu. Tai. Labai. Na, iš to irgi tavo klausimas toks. Oi, neįdomus. Kokį vieną įprotį norėtum ištrinti iš savo gyvenimo visiems laikams? Oi. Šitą Bet rašiau ir negali to padaryti. šitą rašiau klausimą, galvoju, koks ten galėtų būti įprotis, žinai? Atrodo, kad tu turi tik tai gerus įpročius. Mhm. Tai norėt, o Jėzu. Tai turbūt galėtų būti tas įprotis, panaikinti tą įprotį visos lyginti irgi su kitais. Mhm. Tai norėčiau šio įpročio visiškai Man atsiribot nuo patinka, jo. kad tu tai vadini įpročiu. Tai Nes jeigu įprotis, tai gali pakeisti. taip, Čia bet nėra tai kažkoks. patampa ilgainiui Jo. įpročiu, žinai? Tai Mhm. nori, nenori. Taip žiūri, skrolini, užstringi, pradedi galvoti, tapatintis, lyginti, žinai. Tai čia jau patampa įpročiu. Tai šitą labai norėčiau išvis Mhm. Čia geras, išmesti. jau. Šitas geras. Šauk? Taip. Nu, tau gerai čia šiandien. Kokia Iveta lovoje? Čia tau buvo skirta. Ane? Ar Tikriausiai. gali apie tai laisvai kalbėti? Kaip manai, Mhm. apie seksą reikia kalbėti viešai? Aš galiu apie tai kalbėti. Mhm. Man visiškai yra dzin. Ta prasme, Žiūrėk, vat man įdomu vat kalbėti apie seksą, nes vienas dalykas, čia yra iš vienos pusės labai intimi tema, Taip. kurią tu ir išvis padori moteris, ten dar kažkas turėtų Mhm. pasilikti šitą neviešinti. Toliau arba turėtų pasilikti tik tai va savo partneriui ir čia maždaug visuomenė tave mato tokią, nežinau, Mhm. nepriekaištingą, kažkokią švarę, nekaltą, ar, nežinau, tvarkingą, kokį ten norite epitetą. O jau vat viskas, kas liečia intimumą, nes tai žodis intimu, nu tai Taip. tipo tik tai vienas ten tavo partneris ir tegul žino. Kita yra stovykla, kad reikia apie tai kalbėti, ypatingai mes čia, žinai, sėdim ne šiaip iš lauko, ne, tu turi sekėjų, žmonės tave seka, Taip. jie žiūri ir tu sakai atvirumas. Ir kartais, man atrodo, jeigu kalbėti apie šitas temas ir tarsi legalizuot dalį dalykų, kurie vyksta, kur žmonės nešneka, nes iš kur mes tą informaciją apie seksualumą gaunam, apie seksą, ne? Tai iš kažkokių tipo porno ir va tokio lygio kontento, tai ten yra, Tai nežinau, ten jau yra, mitai, nesąmonės ir mes ten vertinam fake. save ir vėl su kažkuo, kas yra netikra. Ten, nu gerai, kažkur gavom vaikystėje iš kitokių paauglių arba savo pirmą patirtį, kur irgi žiauriai būna kartais keista. Jo, nereikėtų Bet mes, lyginti. žinai, ją, nu, kadangi tai Mhm. pirmos patirtis, taip įsikabinom tarsi visam gyvenimui. Arba tada gaunam dar iš kokios aplinkos. Nu, tai ten mama, teta, močiutė, nu, kažkokios vyresnės Taip. moteris, ten Arba mama draugės. su kaimynė šneka ir tada ten yra kažkoks daug gėdos, daug vertinimų, daug kažkokių va šita tai Mhm. taip, ana, va taip. Taip. Ir tada
o iš visų ten telikų, sociotinklų ir taip toliau, dabar ypatingai lenda informacija, tu turi būti tokia atsipalaidavus, atsipūtus, tokia, žinai, viską žinot, viską mokėt, bet ir nebūt ten su visais ir visur. Nu, tų tokių reikalavimų, tema tokia, žinai, įtempta, kad kartais atrodo, gal reikia apie tai kalbėti, žinai, paprastai atvirai, kad kitos merginos sėdinčios turėtų kitų suaugusių, ne aš ne paauglių, turėtų ne paauglių kažkokią nuomonę apie seksą ir ne iš porno industrijos, aš senelė savo, Taip. o kitų suaugusių jaunų moterų, žinai, kurios ir patirtį turi ir kita vertus negyvena kažkokiuose tabu. Tai vat, man atrodo, kad apie tai kalbėti reikia. Taip, taip. Aš taip, va, žinai, manau. Jo, aišku, aš nepradėsiu ten iš oro apie tai Instagrame, žinai, šnekėti, bet aš nematau tabų tame. Aišku, mes niekada neįsim ir nesigilinsim į detalės, žinai, bet paviršutiniškai tai aš manau yra sveika kalbėti. Ir tuomet žmonės turbūt supras, kad tai nėra vien tik pas tą žmogų kažkokios, tarkim, bėdos, arba nėra traukos, arba yra kažkokia baimė, arba ten, kad nesusijaudina. Nu, apie tai galima šnekėti ir kuo tu daugiau va taip paviršutiniškai šnekėsi, tas žmogus supras, kad okei, čia su manim nėra kažkokios klaidos, aš ne viena tokia, tai yra turbūt normalu, tiesiog reikia su to mokėti dirbti. Arba ką galėčiau padaryti, kad taip nebūtų, ne? Pradėti žiūrėti, atsakymų ieškoti, o ne tiesiog vėl numoti ranką ir čia taip normalu, žinai, arba su manim Jo, nes kažkas man tada, negerai. žinai, kai ta tema tokia įtempta ir jeigu dar yra joje gėda, tai labai greitai, va, žinai, automatiškai kartais moteris, tipo, pamatuojant savęs kažkokią kaukę, kaip, tipo, turėtų Taip. elgtis padori moteris ir jinai net neleidžia savo kažką patirti ar pagalvoti ar pakeisti tą situaciją. Yra tiesiog, o ko tu čia kabinėjais, aš ten, nežinau, padori, aš Taip. tokia šiokia ir va Jo. šitų iš vis klausimų, kas čia per klausimai galėtų, žinai. Taip. Norėjau tau šio klausimą išduoti, pažiūrėti, įsižeisi ar ne. Aš nežinau, Pati su sau kokiu uždaviau. klausimu šiaip galėčiau įsižeisti. Nu, vat, būna kartais pati pagalvoju, žinai, su Kur ta kokiu riba, ne? Taip, taip, kur ta riba yra. Nu, gal nėra Jo. ribų. Ne, aišku, turėtų jos Aišku, yra būti. tikriausiai. Tik tai kol. Man atrodo, tu iš tokių klausimų ir nebijai ir, kaip sakai, tikriausiai nėra, nes tu turi sveikas ribas ir tau nereikia bijoti iš anksto, kad tau užduos kažkokį klausimą ir aš pasimesiu. Tu tiesiog pasakysi, aš nenoriu atsakyti. Taip, taip. Jeigu nenori, reiškia, nenori. Tu manęs klausė. Reikėjo dabar pagalvoti biškai. Kas labiausiai erzina kitame? Kitame hiperaktyvumas. Ne, tu čia dar ne tas lygis, žinok. Žinai, nu, kur jau atrodo per viršų žmogus lipa, šneka, negirdi, neįsiklauso. Maks turi visi tą žmogų girdėti, nu, išprotėjimas. Tiesiog, bet aš manau, ta prasme, čia kiekvienam gal tas galioja, žinai, bet, nu, čia man yra kažkas tokio. Taip vargina, taip be proto vargina, tai aš negalėčiau. Į ateitį žinos. Nes man atrodo, aš kartais tokia būnu. Ne, žinok, tu per daug kartais netyli būni aplinkoje. Tu, žinai, tu stebėtoja būni. Žinai. Tai čia tas klausimas, kokios vietos nepažįsta. Jo, tai va šitos vietos. Okay. Tai va, tai čia taip paprastai, žinai. Kas pirmas šovė į galvą tiesiog? Pirmas tikriausias. Taip. Pats blogiausias pasimatymas. Kas yra blogiausias pasimatymas bendrai? Kas, kad nesumokėjau už kavą? Kad neparvežė namo? Tokio neturėjau. Man galbūt, žinai, yra kas... Nu, bet kas yra blogiausias pasimatymas? Aš prisiminiau vieną. Aišku, ten kaip pasimatymas gal tas nebuvo visai va toks jau pasimatymas, kaip aš jį įsivaizduoju, žinai. Bet tai buvo laikotarpis, kai aš aktyviai ieškojau partnerio. Taip nusprendžiau, žinai, kad dabar yra tas laikas. Ir susitikome pirmą kartą, žinai, ir žmogus apie save pasakoja. Tiesą, nu, kaip aš taip įsivaizduoju, žinai, bet tarsi dalį tiesos, nes kitą tiesą nuslepia, taip. Tai vat prezentuoja save kaip žmogus, kuris ten yra išsiskyręs,
ten apie hobius, apie veiklas, nu visą kitą, žinai, taip labai gražiai save prezentuoja, padaro gerą įspūdį. Ir susitarėm susitikti antrą kartą, žinai, ir buvo labai stipriai, aš nelabai mėgstu, kai mane, žinai, taip pat atvažiuoja paimti, ypatingai nauji, žinai, kažkokie Jo, pažįstami, pati žinai. stengiasi. Šiaip po to labai mėgstu, nes jaučiuosi atsipalaidavus, žinai, Mhm. kad vat, man patinka. Ir vienu žodžiu labai, žinai, primiktinai reikalavo, kad aš tave paimsiu, aš tave paimsiu, aš tave paimsiu. Nu, tipo, žinai, tarsi galvoju, nu gerai, gal nori ten, nežinau, mašiną pasigirti dar kažką, nu, tokio, Mhm. arba ten pasirūpint manim, nu, okei, tipo. Bet realiai tai buvo labiau pasijutau kaip įkaitė, žinai, va tame. Ir va tada, kai jau, tipo, čia sėdi toje vienoje mašinoje, kažkur važiuojam ten pasivaikščioti ir vat prasidėjo kalbos jau kitokios, kad siūlė man vienu žodžiu laisvus santykius, nu, tipo, jis turi, žinai, Be įsipareigojimų. su žmona tai jie išsiskyrė, kaip ir tiesą sakė, bet Bet šiaip dabar turi mhm. draugę ilgalaikę ir jie yra laisvose santykiuose, bet tai yra, žinai, sakoma kažkur per vidurį, kur tu, sakau, tai, žinai, reikėjo iš karto pasakyti, aš gi turiu teisę pagalvoti, ar man tokių santykių reikia ar ne, dabar jaučiuosi, žinai, Mhm. apgauta kažkaip. Bet va ta erdvė, uždaroj mašinoj, žinai, ranka ant kojos ir tipo, nu tu pagalvok, o kas čia tokio, nu, toks, žinai, Spaudimas. spaudimas, nemalonus. Tai va čia tikriausiai buvo blogiausias toksai, ir čia dažniausiai, žinai, va iš tų vyrų, Bet kurie čia atrodo, emociškai blogiausias jo, pasimatymas, jo, ne šiaip ten. nu Mhm. taip, bet čia, žinai, iš tokių, va, kurie atrodo sėkmingi, ramus, tokie pasitikintys, labai dažnai jie būna kažkokie, nežinau, valdingi O, tie ir biški tokie kažkokie. nefaini, vienu žodžiu. Mhm. Aš Nu va. dažnai susitinku, vat kažkaip ar pritraukiu, ar kažką iššūkiu tokio, kad atrodo, mm, vyrai nori tiesiog tave, nežinau, kažkaip ant kelių, jo, Suimt. suimti ir ant kelių pastatyti. Tipo tavo. Jo, ir viskas. Ir čia nėra apie gerą, ta, žinai, kad aš Mhm. tavim ten rūpinsiuos ar kažką. Nežinau, gal čia tik tai mano toksai savybė pritraukti tokius Nu, bet žmonės. man toks pasimatymas irgi būtų labai Mhm. nejauku, žinok. Jo, nu tai vat poskonį paliko tokį, žinai, kai nieko blogo realiai tarsi neatsitiko, bet grįžau namo ir turėjau kelis kartus pasakyti, kad tu mane vežk jau namo, kad patrauk Aha. ranką, kad aš taip nešnekėsiu, kad man tai nepatinka. Ir nu, toks poskonis buvo labai nemalonus, žinai. Tai, jo, Nu gerai. va toks. Išgirdau. Nu jo, Mhm. čia nefainas pasimatymas. O tu turėjai kažkokį Nu baisų? vat irgi, žinok, visą laiką galvojau, ar aš turėjau kažkokį tokį baisų pasimatymą. Nu ne, negalėčiau sakyt. Tiesiog turėjau gal nejaukų pasimatymą, Mhm. kur iki tokio lygio, kur atvažiuoja, nu šiaip aš irgi nemėgėja, kad atvažiuotų mane paimti, aš visos pirmą kartą pati nuvažiuosiu, kažkur visos geriau į miestą, tarp žmonių Jo, kuo jo. daugiau, kad, nu, žinai, visko būna. Saugumas svarbiausia. Taip, bet tuo metu aš leidau atvažiuoti paimti manęs ir man, nepatikėsi, bet man, kad išlipo žmogus iš mašinos, pasitiko mane, palydėjo iki automobilio, atidarė duris, įsodino vos ne mane, Mhm. man viskas. Aš jau atsisėdau į mašiną, man jau buvo Dauguma kryžius, svajoja apie man tai. buvo kryžius, aš jau sėdžiu namo, mašinai, dar neišvažiavus, aš jau noriu namo. Mhm. Nu, va tas jausmas. Bet dauguma mm, moterų įvertintų tai kaip kažką labai gražų gestą, nu, Aš pasirūpino, nežinau, man viskas galantiškas. atrodė fake, man viskas atrodė dirbtinai ir aš turbūt šiaip Jo. nemėgstu per daug to tokio Man, žinai, tada džentelmeniškumo. klausimas, o kai mes susitiksim ten 2002 kartą, tu tą patį padarysi? Jeigu taip, Taip, davai, žinai, Taip, varyk, va grinai, atidaryk, žinai. grinai. Bet jeigu tą pirmą pasimatymą ir Jo. paskutinį kartą, arba ten iki mėnesio laiko, tai... Bet sakau, labai blogai jaučiausi, nemoku apsakyti to jausmo, bet aš jau tik atsisėdau, jis jau užtrenkė duris, žinai, eina aplink mašiną, aš tokia, noriu namo. Bet labai blogas Aha. jausmas buvo. Tai, Aš turėjau tokių pasimatymų, kur man išeina, atidaro, žinai, ir aš jaučiausi gerai. A ne? Jo. Nu, va, man reiškia, Man gali taip daryti. Man patinka, bet Mhm. man patinka tai ilgainiuose santykiuose, kai tu esi su žmogumi ir jisai parodo tą tokį rūpestį, žinai, nu, ta Mhm. prasme, prilaiko duris, atidaro duris, uždaro duris, bet tas pirmas toks, jau nuo pat pradžių bando kažką čia parodyti ir tu... O man patinka, rodykit, rodykit. Ir tu jauti. Nežinau, man Jo. žiauriai nepatiko. Nu, gerai. Nu, vat buvo tas momentas. Jo. Jo. Labai nefaina būna, kai vyrai pinigais kičinasi, žinai. Taip, O, Jėzau. ir taip kartais jie kažkaip
gal tai nuo vidinės vyro būsenos priklauso. Kartais jis pasakoja apie savo darbą, ten, nežinau, verslą ar kažką, ir tu matai tiesiog pasitikinti žmogų, džiaugiesi už jį, už jo rezultatus ir, nu, tiesiog, žinai, fainai. O kartais tai sėdi ir galvoji, nu, Aš dažniausiai galvoju, kad tai pradeda iš karto kalbėti apie tokius dalykus, kad tai yra žmogus nepasitikinti savimi. mhm. Aš esu turėjęs pirmą pasimatymą, kai mane nuvežė, aprodė žemės, valdas, žinai. Čia bus mano Čia bus namas, mūsų kažkada. namas. Ai, mūsų Jo, netgi. jo, čia bus mūsų namas, pažiūrėk, koks vaizdas. Mm. Ir tu tipo, okei. Ne. Man čia toks Okay. iš karto. Na, klausiausi vietai, Deja. kuriame pasimatymą galima duoti. Ar manai, kad nuo to priklauso santykio sėkmė? Duoti ką, seksą? Jep. Nei viename pirmam pasimatymė tu negali duoti seksą. Nu kaip, fiziškai tu gali nueiti ir pasimylėti, bet čia yra nepagarba savo. Apie ką Kodėl? mes kalbam? Tai klausimas plauk išmečiau. Nu, koks Kuriame? čia Kelintame? Ai, kelintame? Jo. Nereikia skaičiuoti. Nu, taip. O recepto žmonės nori recepto. Nėra čia. Čia jau recepto negalima, žmonės. o čia negalima skaičiuoti. Tai kaip prasme, tada? Nu, faktas, kad tu, nu nežinau, atsiprašau, gal tai yra normalu, mano pasąmonė tai yra nenormalu. Per pirmą Na, pasimatymą gerai, o eit kada mylėtis. tada? Nes Tu matai, turi pajausti, žinai, Mhm. aš einu iš pajutimo, jeigu jūs per 2 savaitės žiauriai susivaibinot, kur jūs kiekvieną dieną leidžiat kartu, fine, po 2 savaičių eikit pasimylėkit, kad jūs žinotumėt, kad o jūs kaip manai, šipsau čia o kaip nesitrinat. manai, kodėl yra tiek klausimų internete? Nes čia vienas populiariausių klausimų, kai klausia apie santykius, klausinėja visokių santykių ekspertų arba moteriškumo ekspertų. Moteris labai dažnai užduoda šitą klausimą ir su tokia, žinai, nu, tipo, pasakykit, prašau, kokia yra Kad tai- taisyklė, kad Aha. aš žinočiau, žinai, kaip elgtis. Ir nėra taisyklės čia, ta Bet aš patyrinėjau, nes ruošiausi podcastui, turėjau praeitą kartą su ginekologė, o sekantį su seksologė turėsiu. Tai aš ten, žinai, tą temą pradėjau nagrinėti ir galvoju, toks dažnas. Ir vieni ekspertai sako, vat, kaip tu dabar, tipo, iš pajutimo gali būti ten tas. Ir tada žmonės nepatenkinti, nes, o receptas kur? O kaip man žinot, iš kokio pajutimo, ką jis ten apie mane pagalvos ir taip toliau. O kiti sako, grinai sako kažkokiais skaičiais, kažkokiais tam algoritmai, žinai, ten 3, 5, 7, nu grinai, bet domėjausi tą temą. Kaip tau atrodo, kodėl moteris taip dažnai užduoda šitą klausimą? Ir su tokiu, vat, nerimu, sakyčiau. Kodėl užduoda tokį klausimą, Mhm. tai gal nori paskui, žinai, kad nebūtų numenkinamos gal šitoj vietoj, nes jeigu ten kažkam pasakys, vat, man pasimylėjau antrą pasimatymą. Ką, kaip tu galėjai, žinai, bet taigi galima, žinai, tai gal jos nori išgirsti, kad čia yra Leidimą, kad normalu, duotų kad tai kažkaip. yra kažkoks leidimas duotas. O Aš kaip nežinau. manai, kas labiau tokioje situacijoje smerkia? Moteris 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 moterį? ar Ne, vyras vyrai moterį. Mhm. Faktas, nu šiaip visos taip yra. Moteris. Vyraigi galima per pirmą pasimatymą Mhm. pasimylėti, moterį tai negalima. Įdomu, su kuo jie ten mylisi. Su moterim, bet žinai, ta prasme, su ta pačia ateiti ir Jo, sakyti, kaip tu sau leidai, arba per pirmą. Ir tas Jo. pats vyras gali ateiti pas tą pačią moterį, su kuria pasimylėjo ir sakyti, o kaip tu sau leidai dabar per pirmą pasimatymą su Bet manimi. tai tokie dvigubi standartai. Taip. Bet tu, gerai, tu atsakėjai į tą klausimą, aš tave pertraukiau, kad vienu žodžiu per pirmą negalima, per antrą Nėra, kad negalima. negalima, aš čia savo. Bet po to sakai, tai pažinai, kabliukas pagal pajutimą. Tai Iš- o jeigu iš- moteris pirmam pasimatymė sėdi, arba tik dėl to atėjo pasimatymą. Nu, jeigu tik, tai čia ok, tu turėjai tokį tikslą. Viskas ok. O ar tiki, kad gali būti ten, pavyzdžiui, pirmam pasimatymą pasimylėjo, antram, nežinau, kažkokiam, žinai, iš pirmųjų, ir iš to po to gautis geri santykiai ilgalaikiai? Nu, turbūt tikiu, galbūt viskas yra ok, nes iškart, žinai, būna kiti, nu, pasimatuojam, mes tinkam vienas kitam, žinai, ar yra vaibas, ar yra, žinai, ritmas, aš nežinau, nu, vis tiek turi tokie dalykai būti, tai žmonės tiesiog taupo savo laiką ir galvoja, nu, žiūrėk, žiauriai gerai suvaibinom, dabar tik žiūrim emocijos kaip mūsų, kiti vaibai, pomėgiai, jeigu viskas gut, važiuojam, viskas, žiūrėk, čia pas mus perfekt, kaip mes Jo, čia ko čia dabar, lauk? ko čia dabar laukti, žinai. Bet aš turiu laiko, aš neskubu, žinai, tai kodėl aš turiu per tą pirmą pasimatymą matuoti dabar ir žiūrėti, ar čia man tas žmogus tinka. O kada tu pajunti, kad vat būtent tau tik žmogus, ne kaip draugas, ne kaip pašnekovas, ne intelektualiai, ne emociškai,
o grynai yra ta fizinė trauka, ar tu gali atspėti vat, iš bendravimo, ar jis tau tiks lovai? Negaliu. Nu, ta prasme, yra Yra gyvenime kokia būta, nors? yra gyvenime būta failų. Nu, ne failų, turiu omeny, kur tu galvoji, kad, nu, fainai, viskas bus ir ten. Bet Ir? taip nėra. Arba nebuvo, žinai. Didžiulis nusivylimas. Nu, toks, žinai, nusivylimą, nes atrodo, vaibas yra viskas faina ir... Mm, ir, nu jo, bet, žinai, stengiasi nemesti iš karto, nes tu vėl pasveri, nu, gal jaudulys, žinai, Jo, jo. čia buvo, nes dažnai pakiša koją. Gal šiaip pamastymai, visokie emocijos, žinai, tai, nu, būni, bendrauji toliau. Bet atrodo, nori pasakyti, bet vis tiek viskas būna. Jo, kaip pirmą kartą. bet, žinai, yra santykiai, juos gražiai pradedi, draugauji, nesigauna, bandai dar kartą, nesigauna. Kažkiek šansų duodi, žinai, negali nurašyti per vieną kartą Kiek žmogų. tau svarbus seksas santykiuose? Tai labai svarbus. Ar tu gali gerą žmogų, žinai, tas, mano draugė visada juokiasi, kai aš sakau, nu geras žmogus, sako, o dieve, čia labai blogai. Ar tu galėtum, ar turi tokią patirtį gerą žmogų palikti tik tai dėl to, kad pas jūs lovai nevaibinam? Galėčiau turbūt. Galėčiau, nes tai yra labai svarbu, žinai. Pirmas dalykas, kodėl santykiuose prasideda pykčiai, tai turbūt, kada sekso trūkumas ateina. Tai jeigu pas jūs vaibo nėra, nu, tai nebus sekso, tai nu, viskas, santykiai nebus jaukumo, nebus atvirumo, nebus... Bet žinai, su Ražausku kalbėjom, aistra visada nueis. Ir reikia... Nueis, jeigu tu leisi nueiti. Jo, ir reikia santykius, reiškia, kurti, nu, su atsakingais žmonėmis, kurie santykiams tinkami, o čia, jeigu žiūrėti tik tai seksą, tai čia yra romanai kažkokie trumpalaikiai, todėl santykiai tipo ir nepavyksta. Tai, vat man kartais, kai žmonės taip sako, ypatingai vyrai ekspertai, nu, žinai, toksai, aš kaip tik neturiu santykių, aš noriu santykių, kad aš turėčiau ir gerą seksą, ne tik tai, kad Jo. man, nežinau, Bet žinai, va, tu atsakomybė. paminėjai aistrą, tai čia labai reikia neapsigauti, nes aistra yra vienas dalykas, seksas, ane, meilė yra visai kitas dalykas. Tai aistra nereikia pasikliauti, žinai, nes aistra, jinai va taip greit užsidėg, jinai va taip greit ir dings. Bet išmokti suprasti, kas yra geras seksas, jeigu tu turėsi gerą seksą bendrai, ta aistra niekada nedings. Arba jinai visada bus, žinai. Tai nori pasakyti, kad gali būti geras seksas be aistros? Gali. Paaiškink. Nesueina. Tiesiog, nu aš nežinau, nu čia gal net ir sunku paaiškinti, bet geras seksas, jisai nebūtinai, tu ten miršti iš tos aistros, ten plyšti, ten susijaudinęs, esi, nežinau, ten be proto. Tiesiog geras seksas, nu jisai buvo, kaip čia paaiškinti, galbūt ilgesnis, galbūt įvairesnis, galbūt toks, kur, žinai, po to, eik tu savo, kaip gerai buvo, koks geras vaibas buvo, nu, žinai, tas tiesiog vaibas, suėjimas buvo, va, buvo geras seksas. Man atrodo, čia, žinai, kuo gilesni yra santykiai, kuo labiau tu pasitikė, žinai, nes kažkaip, man atrodo, kai tu gali atsipalaiduoti, atsivert, pasitikėti kaip žmogum tiesiog, žinai, tai moteris, ypatingai gal moteriams, jinai tarsi galvoja, gauna leidimą kaifuot. Žinai, nes nereikia ten kažkaip būti atsargesniai kažkokia, žinai, ten nerimau dėl kažko. Ir labiau gal tada yra geriau, tai bet dėl to. Nu, čia, žinai, toks irgi, kaip... Reikia išsiaiškinti. Kaip priimsi visus faktus, žinai, bet aistra, tai sakau, fainas dalykas, bet reikia suvokti, kad tai yra trumpalaikis dalykas, žinai. Nu, nebent tu visada eisi ir gilinsies į seksą, skaitysi knygas ir bandysi visos tą aistrą išlaikyti, žinai, bet jinai nebus visada. Man atrodo, komunikacija čia svarbi. Bet būtent komunikacija su partneriu, sakyti, kas nepatinka, sakyti, ką galėtų daryti geriau. Tu pats savo gerini situaciją, ta prasme, ir negalvoti, kad, oi, tavo aš pasakysiu ir tas žmogus blogai jausis. Ne. Man atrodo, jam net gal palengvės. Palengvės, nes jisai dažniausiai galvoja, o jie čia dabar viskas gerai, ar jie čia patinka. Pas jį ten milijonas ant klaustukų, čia vyras yra. Jo. Tai komunikuoti, šnekėti, bendrauti. Bet čia problema, žinai, vyras visada galvoja,
kad jis turi tarsi iš anksto gerai žinot, Jo, tipo o kažką kaip jisai mokėt gali daryt, žinot? o moteris visada galvoja, kad aš jam nesakysiu, kad jo neįžeist. Ir Taip. išeina abudu stengiasi vienas dėl kito, Bet ne iki galo. bet negali, žinai, bendro to kažkokio rodiklio. Jo. Ir tas vat atvirumas tikriausiai yra viso ko pagrindas. Nes kaip tas vyras gali žinot? Nu, kiekviena moteris yra individuali Skirtinga, jo. būtybė, ne, ir kiekvienai viskas priimtina skirtingai, reaguoja skirtingai, priima skirtingai. Tu su partneriais laisvai apie tai kalbi? Stengiuosi. Mhm. Taip, stengiuosi. Bet tikriausiai vis tiek ne iš karto tai pavyko. Nu, ta prasme, to reikia tai išmokti. faktas, jo, ne. Iš karto tai tikrai nepavyksta, susiimi, bet jeigu ilgainiui tu žinai, kad tu nori su to partneriu jau forever and ever, kaip aš sakau, būti ir tu nori, kad viskas visada būtų gerai, tu prieini prie tą tašką ir šneki. Mhm. Pritariu tau. Gerai, sekantis klausimas. Ką patartum merginai, kurie įsimylėjo mergišių? Aš labai viliuosi, jinai supranta, kad jinai įsimylėjo, bet jeigu nesupranta, tai čia tik laiko klausimas. Mhm. Svarbiausia, jeigu ateina tas taškas, kuris supranti, kad jisai yra mergišius, nu paleisk. Nu, nes jeigu tu dabar galvoji, nu dabar yra gerai, gi dabar tai su manim tik čia būna. Mhm. Deja, ateis diena, kada tu jausies labai blogai. Nes tu negausi pagarbos, tu negausi pilno dėmesio tau, Jo. meilės ir Ir atsiras... pradėsi blogai jaustis arba Taip, keršyti. taip, netgi, ir žinai, pasyvi pradėsi agresija keršyti prasidės ir visokie. jausies blogai ir galų gale bus dar sunkiau vėliau išeiti iš santykio. Tai jeigu tik turi kabliuką, nebūti. Iš karto, žinai. Aišku, tas kabliukas gali ir neateit. Ir daug kas gali ateiti ir sakyti, bet jūs įmirkyšiu, žiūrėk ir su ta. Ne. Mhm. Žinai, būna tokių variantų, Jo, kur jo. nenori tikėti, nes tavegi myli iki begalybės, bet tu turi atsikelti ir suprasti, kad žmonės aplink tave tau nelinki blogo ir tai turbūt yra tavo geriausi draugai arba galbūt net ir to žmogaus geriausi draugai, kur tau linki gero ir sako, žiūrėk, nu, jisai ne tau, nu, tu verta geresnio, žinai, tai išgirsk, nes žmonės tikrai tau nelinki blogo. O ką patartum vaikinui, jeigu jis įsimylėjo vėjavaikę? Vėjavaikė? Mhm. O Jėzau. Sėkmės. Sėkmės, tikrai sėkmės. Mhm. Nu, nežinau, bandyti išauklėti. Sėkmės. Nežinau, ar pavyks, bet, nu, nebent pats yra biški toks. Tada Mhm. viskas okei. Ką čia gali palinkėti, žinai. Sunku su tokiu žmogumi irgi. Bet turbūt jeigu tokį įsimylėjo, tai turbūt pats biški toks yra. Mhm. Tai gal tada viskas čia okei, susiderina, žinai. O tu kokia esi? Santykiuose aš šiaip esu ir tas žmogus, kur daug gali nurodinėti iš dalies, bet ir labai rami, žinai, jau jeigu pas mane santykiai yra tvirti, stabilus, tai nebanguoju ir stengiuosi išbūti maks atvira ir nuoširdi. Mhm. Ir sunku apie savo iš tikrųjų, va, taip, žinai, šnekėti, Jo. kokia aš santykiuose, va čia reikėtų antros pusės, ne, klausti ir domėtis. Bet aš save galiu traktuoti kaip visokią ir ramę, ir gerą, ir nuoširdžią. Ir kartais ta, kur kandžiojosi, visokia, nu, čia nėra ką meluoti, žinai. Čia turbūt nuo būsenų, nuo metų, bet su kiekvienais metais aš jaučiau, kaip atrodo protingėjau tiesiog, žinai. Sąmoningumas kažkoks įsijungia, kur supranti, kad, nu, šitoj vietoj nereikia pyktis, nusileisk, patylėk, išklausyk, išgirsk, žinai. Tai Paskutinis klausimas. Ką patartum, arba galbūt turi kažkokią citatą, tezę, kurią padovanotum žiūrovams? Tai patarčiau investuoti bendrai į save, į savo būseną, į savo darbą su savimi bendrai, tą tokį, žinai, kad tu gerai jaustumeis. Išmoktum išgirsti save, išmoktum dirbti su savo visom emocijom
ir to pasakoje tikrai ateis diena, kad suprasi, kaip yra lengva ir faina gyventi. Ačiū tau, kad Ačiū. atėjai, kad buvai atvira, kad sutikai pažaisti šį žaidimą. Ir Labai kad, fainai šį buvo. jo, man irgi labai patiko, tikiuosi patiko ir jums.